Labą. Senai čia kažką palikau. Čia pirmas video iš jurtos šitam kanale. Tamsu, žiemą, mažai čia šviesos. Nepaisant to, aš norėjau šį vakarą pakalbėti apie vieną praktiką, kuri yra magija. Ir tai yra vizualizacija. Tai skamba labai paprasta ir iš tikrųjų tai nedaug reikalauja. Jeigu yra kažkokia baimė, kurią turi, arba įsitikinimas, kuris netarnauja ar trukdo gyventi, arba turite kažkokį skausmą, arba siekimą, vizualizacijos praktika yra kasdieninė, jie gali dar dažniau per dieną kelias minutės paskirti, kad vizualizuoti save, kaip tu atrodytum, jei neturėtum tos baimės, arba kad turėtume įsitikinimą, kuris įgalina vietoj kada apriboja, arba kuriame tu jau pasiekė tas tikslą. Ir vizualizacijos praktika yra apie įėjimą į tą kitą pasaulį, kaip perlipti per portalą, kuriame tas jau viskas įvykta. Ir ne tik pamatyti, kas tame yra, bet pajausti kūne, išgirsti, jei kažkas triukšmauja ar garsus, ar kalba tame, ar jei vaikai džiaugsmingai rėkoja, žaidžia. Pauostyti, jeigu yra kvapų, ragauti ar pajausti savo liežuvę, jei yra kažkas su tuo asocijuoja. Ir realiai įlipti į tą portalą ir būti tame. Nes ką aš išmokau, kad kūnas negali atskirti tai, kas yra vaizduotėje, nuo tai, kas yra realybė, nuo tai, kas tikrai atsitiko. Ir mūsų mintys įtakoja, kokias mes emocijas jaučiam ir ką mūsų ląstelės kūne daro. Realiai vizualizacija yra užprogramuoti savo ląstelės, kad pradėti jau kurti tą naują ateitį. Ir viskas prasideda čianai ir leidžiasi žemyn į visą kūną ir visą tai, ką lieti, tada paliečia tą naują ateitį ir palieka įspūdį ir įtakoja ne tik tavo aplinką, bet ir visus kitus, su kuriais bendrauja. Tai kai kam gali būti sunku turėti vaizdą galvoje. Tai pradžioje gali įsivaizduoti vaistus, kažką, kaip įsivaizduok supjaustyt limoną, citrusą per pusę ir įsivaizduok, kaip liežuvis pradeda šlapintis. Čia gal ne tas žodis, bet salivate angliškai. Ir įsivaizduok, kaip jaučiasi tas arba noras, arba atpurtimas nuo tos rūgšties. Ir su laiku praktikuojant savo vaizduotę, tai tampa stipresnė. Ir tai tada galima praktikuoti, matyti tą ateitį, kurį nori turėti. Ir svarbu pastoviai šitą praktikuoti. Ir kaip sakiau, prieš keliant iš lovos kiekvieną rytą arba prieš einant miegot, kelias minutės paskirti, pamatyti, pajausti, išgirsti visą tai, kas tame yra. Ir pamatyti, kokios bus pasekmės. Aš prižadu, pamažu tai praktikuojant, kažkas judės į tą pusę. Nes mūsų įsitikinimai, pavyzdžiui, jie apriboja mūsų kelią į priekį, jie apriboja mūsų gyvenimą,
kaip tvoros apriboja mūsų praėjimą. Ir kaip dramblys, kuris užauga nuo mažens pririšęs prie su kažkokia grandinė, užauga ir vis tiek tiki, kad negali išsilaužti į laisvę, net savyje tiki, kad negali. Ir šitas neįgalumas kaip liga tęsiasi ir slopina mūsų gyvenimą. Tačiau kviečiu jūs pamatyti, vizualizuoti savo norimą ateitį.